Tai sveiki visi, tai atėjo guoliavietės, viskas atrodo taip pat, viskas panašu, tik tai čia skiriasi diametras ir čia skiriasi diametras. Tai guoliavietės netokios. Tai, kad sakiau kažkam, kad radau, kad pigiau, tai nepirkit, žinokit, netokios. Ir pritaikyti jų neišeina. Jos gal ir geresnės, nes su tepimo taškais. Ir čia tokie sustiprinimai sudėti, ko čia nėra. Jos galbūt ir būtų geresnės, bet jos netinka. Tai reikės atgal grąžinti. Ir tada dar ką čia turim. Dar vieną turim siuntą iš Specagros. Tai noragai, o šitaip turėtų dėtis, noragai ir, oi, tos duris. Noragas ir kaltas. Va. Reiks vienu žodžiu biškį persirengti plūgo. Pabandyti, gal padės, gal geriau ars. Nežinau, žiūrės. Tai va, o dabar ką, važiuojame į Pašiūrę, miltai, šiaudai ir visokie darbeliai. Dar tas guoliavietės visus 4 pasiėmiau, tai reiks vienu žodžiu grąžinti. Tai va, dėl guoliaviečių sutariau, atvažiuos kurjeris pasiims, grąžinsiu, tada pirksiu iš Panevėžio, šiek tiek brangiau, bet ką daryti, kitaip nebus. Pabandžiau, ir nepaėjo šį kartą. Būna, kad pasiseka, būna, kad nepasiseka. Tai va, čia žiūriu, kelias išvalytas iki ūkio. Ir tai būna dar gyvenime. Jau šito kelio tai nieks nevalo, greičiausiai samdyti kažkokie. Atvažiavo, pravalę, arba miškus veža. Irgi vienas variantas toks gali būti. Nu, kad kelius valo, tai malačiai. Daugiau ką, važiuojam tada į Pašiūrę. Nu va, telyčių pusė pilnai sutvarkyta. Druskos 2 nauji baigėsi, dobilų raulonas kvepintis medum, dar šiaudų turi. Tai vienu žodžiu, ką norėjau pakalbėti, draugai ir kolegos ūkininkai. Tai po praeito video čia paviršių išdavimo pasipylė komentarai. Tai kaina per žema, nors kaip gali būti 3 eurai per žema kaina, biški neišneša man protas. Ką jūs ten auksinius veršius auginat, nesuprantu. Tada svoris per mažas, gyvuliai per maži, gaila tokius parduoti, su tokiu šėrimu čia nieko nenustebino, tokie rezultatai. Oi, gyvulius aš pardaviau, nes man reikia šito laisvo ploto, kad kitą savaitę, kai atšils orai, galėčiau atsivežti kitus gyvulius ir nusimtų darbas tvarte. Gyvulius aš pardaviau, todėl kad man
nebeapsimoka jų laikyti. Jie nieko labai ypatingo nepriaugs. Plius įvyko pašalimas, kurio aš laukiau ir kuri mašina galėjo be problemų davažiuoti iki Pašiūrės, nes iki Pašiūrės nėra kelio. Tada ten buvo dalis pieninių, kurie nei karvę žindė, nei ką, jie sirgo ir viduriavo ir turėjo visokių problemų. Ir neteisingai gal šiek tiek darėm, ką kitaip daryčiau. Tai jeigu jūs nežinot situacijos, kaip kas buvo, kaip kas yra, tai tada gal reiktų pasidomėti ir pažiūrėti ankstesnius video, nepult komentuoti. O kitas dalykas, aš neturiu daryti taip, kaip jūs darot, arba taip, kaip jūs norit, kad darytumėt. O dabar yra, sakykime, Petras. Nežinau, ar čia gerai apie jį kalbėti ar ne, bet taip, daug sprendimų pas jį tokių įdomių yra priimtų. Ir galbūt ne visi jie teisingi, bet aš niekada gyvenime nerašiau nei vieno komentaro. Tu daryk taip, nes aš taip darau. Arba pas mane yra taip ir tu taip daryk. Ne, taip nereikia daryti. Mes kiekvienas pasirenkam patys, kaip daryti, ką daryti ir kodėl taip daryti. Tai čia pamokyti vienas kitą visada galime. Reikia tik tai žinoti, kokios paskatos yra to pamokymo ir kam jūs tai darot. Ar kad tik žmogui, ar kad padėt, ar kad pasigirt, arba dar begalė kitų priežasčių. O aš dirbu savo malonumui, dirbu darbą, kurį man patinka. Pirmi veršiai, kurie buvo parduoti mano ūkė, džiaugiuosi, uždirbau daugiau negu tikėjausi. Aš esu laimingas ir man nei vienas komentaras tiesiog nieko nereiškia, nes aš žinau, ką aš padariau, žinau, kaip auginau ir matau, kokie yra rezultatai. Tai tiek, einam kratytis pas veršiukus. O greitumas jūsų. Nespėjau neišleisti. Jau rado, tai va. Ir mažai kartai druskos. Labai jie norėjo. Tai va, galės palaižyti, aišku, manau, kad jie čia ją sulaužys. O gal ir ne, pamatysim. Bet ir mažylį nori. Nežinau, kiek jiem gerai, bet čia jau ir netokie mažylį. Kaip bebūtų metinukai, va tie visi tikrai metinukai, tam dar nėra, dėl kitų nežinau. Dabar pykstas dėl druskos, o ne? Tai aišku. Gerai, nueit pažiūrėti, kaip ponas Mūras gyvena su šitom draugiam. Ir važiuoti tvartą. Tai tvartę vėl turim naujokų. Mergytė, juodukė, mažytė tokia. Mama, va ten juoda stovi. Tai viens į vieną, į mamą. Taip, į mamą. Daugiau čia kaip ir nieko neturim. Ir turim dar vieną veršioką. O veršiokas ten atsidūręs. Tai va, čia ta Mūro kopija jau šustra. Ir va dar vienas veršiukas. Rudas toks tamsus. Tik tai jisai buvo ten. Dabar jau ten. Nu žodžiu.
O būna ateini ir toks variantas. Karvė net panaši nebuvo. Gerai, reikia jai nuvesti tą keliuką. Tai va, mažieji draugai labai puikiai valgo jau šienuką. Tai kuo anksčiau įtrauksit sausus pašarus į viršelių telyčių racioną, tuo sveikesni jie bus, stipresni jie bus. Sumažins viduriavimo rizikas. Šitą pavadinam vakuumu, nes visą laiką ieško, kur žys, tik siurbė, 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 siurbė. Nenustoja. Mergytė, viršiukas ir čia vakarykštis naujagimis miega ir miega ir miega dar. Dar miega. Pieno atnešė, tai greit pakyla. Nu ką. Ir žinokit, tokie mėly gyvūnėliai. Iki kol nereikia jų po vieną pagirdyti. Taip. Tai dabar artimiausiai greičiausiai tą nusiaubtas šmodaras ir dar viena tvarta turėtų greitai būti. Nu jo, neblogai čia šiandien užvarė šalčio. Ryte buvo prieš saulę gal visi -12, jutiminė rašė 16. Tai šalta, šiandien žiauriai, bet rytas gražus, lapės man laksto. Žodžiu, apsidirbom tvarte, pasigirdėm viršelius, telyčias ir važiuojam į Pašiūrę pasiduot milto. Pažiūrėsim, kaip ten burbulai prišalo ar ne. Tokie va ir darbeliai šiandien. Vakar dar buvom malkų nuvažiavę, pasipjovėm ir jau kažkada reikės ruoštis Pašiūrei eglės pjaut. Tik tai va tam visam reikia surasti laiko. Tai pašarų dar yra, dabar su burbulais. O, čia puikiai. O čia. O čia va. Reikia stukelt. Taip. Čia šiaudus sėda, čia jau nieko nėra. Na, bet šiandien dar nevažiuosim, dar turi ten pilną. Suės šiaudus tada. Rytoj jau atvažiuosim pasišerti. O čia tuščia. Kitą savaitę, kai sušils orai, atvešim čia telyčių šiek tiek. Nedaug jų šiemet turim, bet atvešim 4 telyčias ir ten atvešim dar 2 veršius. Svajonė, ką tu norėtum? Ką tu norėtum? Mačiau lauke? Buvai, nešalta tau? Ką, svajonė? Tai va, telyčios gražios. Nežinau. Gerkit dabar. Gerkit. Ką, mūras gero? Pasakysi, ką nors į kamerą? Tik išpurvinsi. Taip, kur čia nosį įsitepė? Eikt. Murlatai. Tai žiūriu, viršiokai neblogai druskos pavarė. Patiko jie matomai. Gerai. Kol kas apsividuriavimų nematau. Gal ir gerai čia jiem ta druska bus. O ne? Gražuolė. Ėda miltus. Nu, vat skirtumą mato tokį vaizdą, kur viršelis buvo girdytas pieno, o kur jisai su karvė buvo. Tai va toks va ir švers 700, o šitie svers 5.
Nu va šitas svers 5, šitas svers iki 5, tai va tokie ir skirtumai. Va tokie ir skirtumai. Ir čia, kad blogesnis pašaras pas mane, ar čia, kad nežinau, kažkokių mineralų ar vitaminų negauna, visko jie gauna per akis. Tiesiog subinė su karve, subinė be karvės. Ir viskas tom pasakyta. Kai visi veršiukai bus su karve, kai pereisim pilnai ant mėsinio ūkio, tada ir bus galima pagalvoti apie kažkokius rezultatus. O dabar džiaugiamės, kad turim ir kad nereikia parduoti mėnesio amžiaus. Tai va čia visa ir yra. Visas gerumas. Tai ką, šitam video tiek būtų. Važiuosiu šiandien namo, reikia pas šeimyną. Darbai nudirbti. Aišku, darbai niekada nesibaigia, bet mano darbai šiom dienom padaryti. Tai tiek, ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad buvot ir pasimatysim kitam video. Iki!